Sveiki! Žiemą žvelgdami sąskaitas už būsto šildymą ne vienas susimąstome apie alternatyvius šildymo būdus. Pavyzdžiui, biokurą. Tai gali būti malkos, pjuvenos arba briketai. Apie šildymo briketais ypatumus ir pačius briketus kalbame su jų gamybos įrangą gaminančios įmonės direktoriumi ponu Alfonsu Makutėnu. Taigi, prašom pasakyti, iš ko gaminami briketai ir kokie jie būna. Medžio briketai yra švarus ekologiškas biokūras. Gaminami iš pjuvenų, prieš tai džiovinus ir suspaudus didelių slėgių. Gali būti briketai gaminami ir iš šiaudų, ir iš spalių, grikių lūkštų. Įvairiai organika praktiškai tinka tam. Ir būna įvairiausių formų, gali būti granulės, gali būti plytos formos, priklausomai nuo įrangos, kokia yra gaminami jie. Ar židinėje plazdanti jauki ugnis paprasčiausiai malonus vaizdas, ar vis dėlto taip šildytis yra pigiau? Lyginant medžio briketus su mediena, su malkomis, briketai yra labiau apsimoka įskūrenti, nes jie yra 2 ar 3 kaitresni. Todėl kūrent reikės 2 ar 3 kartus mažiau negu malkomis. Ir išskirs šilumos tiek pat, kiek sukūrenant 2 ar 3 kartus daugiau malkų. Malkos irgi turi savo minusų. Tai yra, jas reikia atsivežti, sukapoti, supjausyti ir jas susandėliuoti. Užima daug vietos. Jeigu jos nėra pakankamai džiovintos, jos skleidžia labai daug vandens garų ir smalkių, ir smalos. Užsikemša dūmtraukiai, katilai, kaminai. Reikia jos vėlgi papildomai valyti, vėlgi sąnaudos. O kas liečia briketus, tai jokių šiukšlių nėra. Paprastas sandėliavimas, švaru. Ar nuo to, iš ko pagaminti briketai, priklauso tai, kiek šilumos jie mums suteiks? Šilumingumas priklauso nuo medienos drėgnumo. Kuo drėgnesnė mediena, tuo mažesnis šilumingumas yra medienos. Tai jeigu mediena yra šlapia, jos šilumingumas arba kaitrumas bus mažesnis žymiai. O briketai jau yra iš anksto jau yra taip pagaminti, suspausti, išdžiovintos pjuvenos, drėgmės yra tik tai 4-5 procentai gali būti. Tai automatiškai yra jau kaitresni. Ar kiekviena krosnis ir židinys tinka kūrenti briketams? Gal reikia juos specialiai pritaikyti? Medžio briketus galima kūrenti įvairiuose pečiuose, visų tipų, katiluose, židiniuose, netgi atviro tipo. Briketai nekibirkščiuoja. Todėl saugu židinius, kurie yra atviri, galima kūrenti briketais. Nereikia papildomai kažkokios tai įrangos. Nebent žmonės pasirinktų granulės, tuo atveju reikia pirkti jau specialų katilą, automatizuoti tą padavimą. Ypatingai medžio briketai geri būtent su išilginė kiaurimi. Jie neduoda ugniai užgesti, pastoviai gaunasi oro padavimas, trauka. Briketai ekologiškas kuras. Tačiau kokius dar argumentus pateiktumėte tiems, kurie dabar svarsto klausimą, kaip šildyti savo būstą? Kodėl jie turėtų rinktis būtent briketus? Neteršia aplinkos, yra saugus, švarus kuras. Tai yra švari namų aplinka. Ir katilinė, ir židiniai ir taip toliau. Turi daug energijos. Galima ilgai sandėliuoti, nebijant, kad supus. Tai yra mediena, kuri užauga Lietuvoje, sukuriam papildomai darbo vietas. Visi tie, manau, yra pliusai. O svarbiausia, jūsų namuose bus ne tik šilta ir jauku, bet liepsnos ekologiška, švari ugnis. Apie šildymą briketais kalbėjome su briketų gamybos įrangą gaminančios įmonės direktoriumi Alfonsu Makutėnu. O jums, mėly žiūrovai, primenu, klausimų laidai specialistai patarė, laukiame įprastų adresų redakcija@5ci.lt. Iki kito karto. Sudie.